Kviečiu visus atvykti į Širvintą šį savaitgalį. Šį savaitgalį Širvintose gegužės 9-10 dienomis vyks sezono kulminacija. A diviziono finalo ketverto varžybos. Ir jau aiškios 3 pusfinalio dalyvės. Tai yra Birštono Milasta, Prienų Tikodenta ir Širvintų UHB Group komandos. Na, o ketvirtoji komanda, kuri žais finalo ketvirtę, paaiškės trečiadienį Šilalėje, kur vietos lūšis priims Vytauto didžiojo universiteto krepšininkus. Ten serijoje rezultatas lygus 2-2. Ir poros laimėtojas žais su Širvintų komanda. Na, o kitame pusfinalyje santykius išsiaiškins Milasta ir Tikodenta. Išvysime bekompromisį derbį. Reguliariajame sezone šios ekipos pasidalijo po pergalę. Šią savaitę sirgaliai Širvintose mėgausis ne tik krepšinio rungtynėmis. Gegužės 6 dieną Širvintų laisvalaikio ir sporto centre vyks unikali paroda, kurioje bus eksponuojama 96 metų Atlantos olimpinių žaidynių atributika. Bus rodomas filmas skirtas Lietuvos krepšinio šimtmečiui. Taip pat aistruoliai galės gyvai pabendrauti su Širvintų komandos žaidėjais. Na, o trečiadienio vakarą visi galės stebėti Žalgirio ir Fenerbahče Eurolygos rungtynes. Gegužės 9 dieną prieš visas lemiamas dvikovas nuo pat ryto vyks nemokamas 3x3 krepšinio turnyras. Na, o pusfinalių finalų metu žiūrovų lauks įvairūs konkursai, taip pat ir vertingi prizai. Būtinai kviečiu atvykti visus į šitą šventę. Būtų nuodėmė neaplankyti tokio nuostabaus renginio. Ir aš ten būsiu, komentuosiu didįjį finalą kartu su Ryčiu Kazlausku. O pats svarbiausias dalykas, pati gardžiausia razina ta, kad šventėje bus ir žavioji Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, pati gražiausia merė visoje Lietuvoje. Iki pasimatymo!